Na ką, šiek tiek po 3 ryto judam link Vilniaus, judam į Čempionų lygos burtus. Tikiuosi, kad šį kartą pasieks geriau nei prieš kelis metus, kai nuvažiavus į Vilnių paaiškėjo, kad mano pasas baigės galioti jau prieš kelis mėnesius ir išskris nepavyko į burtus. Tikėkime, kad šiandien esu pasiruošęs šiek tiek geriau. Bandysim nusigauti į Ženevą su persėdimu per Ciurichą. Rytas gražus, rytas ankstyvas, bet rytas labai gražus. Šiek tiek pasilgęs esu tokių rytų. Anksčiau būdavo žvejybai praleisdavau bent jau iš 3 Dabar atsikelti anksti tenka retai, bet nieko, pasimėgausim šio ryto ir ką, keliaujame į oro uostą. Ką, neužtruko nei kokius 1,5 valandos ir mes Vilniui. Atėjom link oro uostą, mašina palikta parkinge. Aišku, rūkas baisus, važiuoti nebuvo lengva, nes matomumas 0 beveik buvo, bet tikėkime su skrydžiais viskas bus gerai. Tas rūkas turbūt čia toks pakankamai žemas. Tai kągi, einam, bandom registruoti skrydžių ir žiūrėsim, kaip čia viskas bus toliau. Na ką, po tokio naktinio skrydžio pavyko pasiekti Ženevą. Oras geras, oras puikus, aišku, naktis nemiegota. Miego šioks toks trūkumas, bet nieko tokio. Dabar beliko susirasti viešbučio transportą ir nuvykti į viešbutį, pasiruošti vakarui, nes vakare nuo 5 mokymai, o rytoj dar vieni mokymai ryte ir burtai 11 valandą, tai kad keliaujame į viešbutį. Na ką, burtų dienos rytas, toj važiuosim į krepšinio namus Ženevoje čia. Pastatas toks panašus į krepšinio namus Kaune, irgi prabangus, irgi ištaigingas su daugybė trofėjų ir panašiai. Ten jau nebe 1 metai, turbūt net nežinau, turbūt visi 9 metai, kiek yra Čempionų lyga, visą laiką burtai būna ten. Pabandysim pasižiūrėti, kad tai burtai lems. Aišku, po vakar dienos mokymų gavom informaciją šiek tiek, nesakau, kad visa naudinga, nes daug ką jau žinojom pildydami dokumentus, reikėjo tą patį pažymėti, bet gavom šiek tiek informacijos, tai turbūt jau aišku, kad pirmame etape mūsų lauks arba turkai, arba serbai. 7 Turkijos komanda arba 2 Serbijos komanda reguliariam sezone, bet tuomet, kada nežaidė pagrindinės 5 berods. Abi komandos ketvirtfinalį pralaimėjo tiek savo šalių čempionatus, tiek serbai. Tai greičiausiai bus viena iš tų komandų. Aišku, kol kas sunku spręsti, reikia pažiūrėti, kaip komplektuosis tos komandos. Gal serbai šiek tiek silpnesni turėtų būti, bet neužbėkim čia įvykiams už akių dabar. Išsitrauksim burtus, turėsim dar vienus mokymus nuo ryto ir tada pamatysim, kas kaip bus. Tai va, tai laukiam burtų. Burtai turėtų daug ką išaiškinti ir tada žiūrėsim, kokiam varžovui turėsim ruoštis. Formally announced Spartak office shoes from Serbia and completing the quarterfinal in the qualification round group 4 should be coming from Lithuania, correct? Juventus Utena, they are coming back in the competition after 5 years. We are ready and done with the quarterfinals. Na ką, po burtų ceremonijos, manau, kad variantas visai neblogas. Galėjo būti tikrai blogiau. Aišku, kol kas komandos tuščios ir sudėtys neaiškios, tai sunku pasakyti, kas kaip atrodys po kelių mėnesių, bet faktas, kad nelabai norėjom turkų pirmame etape. Tikrai serbų komanda turbūt yra
produktyvesnė mums. Aišku, buvusi Oliverio komanda, tai bus įdomu. Toliau italai irgi pakankamai turbūt žaidžiama komanda, aišku, nebūsim favoritai savaime, aišku, bet nebūsim favoritai tiek žaidžiant tiek su Andorra, tiek su Bona, tai jokio skirtumo, jeigu praeitume ir toliau, nebūsim favoritai žaidžiant su Popšiu. Nebūsim favoritai turbūt ir žaidžiami su Sasariu, bet viskas yra mūsų rankose, tikrai norim padirbėti per vasarą pakankamai aktyviai, susirinkti tokią stiprią komandą, kokią tik galim susirinkti, o tada žiūrėsim kaip bus, taip kad tikrai galėjo būti blogiau, bet labai džiugu, kol kas neturim ko, nes viskas priklauso nuo mūsų pačių ir kokį darbą mes padarysim per artimiausius pusantro mėnesio kokio. Aišku, linksmas dalykas turbūt yra tai, kad net ir čempionų lygoje burtai vis tiek galėjo suvesti vieną grupę su Vilniaus Rytu, tai mes vieni be kitų negalim jau metų net ir tokiuose turnyruose kaip čempionų lyga. Matysim, viskas yra kontroliuojama, viskas yra mūsų rankose, viskas yra ne taip ir blogai, kaip galėjo būti.